graikų atakos. Atakai lieka jau tik 7 sekundės. Pavyko dabar pelnyti 2 taškus 11 numeriui Vasilijus Panasan gali nubausti už netidumą varžovus gynyboje, pasiūsdamas tritaškį metimą į varžovų krepšį. 2 taškus pelno Graikijos komanda. Atiduoda kamuolį komandos draugui. Ir Maskvos centrinės armijos sporto klubas nesugebėjo apsiginti nuo šios graikų atakos. Maskvos centrinės armijos sporto klubas triumfavo irgi jau nebesamame turnyre, Neblu turnyro čempionais 2000 metais. Koks efektingas triuškinantis kamuolio dėjimą. Na ir matome šitą triuškinantį dėjimą, puikus kamuolio perdavimas, kaip ir Arvydas Sabonis. 11 numeris Vasingai. Tiesa dabar Anatolijus Kašyrovas nepataiko iš vidutinio nuotolio ir graikai žaibiškai atsidūrė varžovo aikštės pusėjimas, buvo šiek tiek netikslus ir graikam nesudarė rimtesnių problemų perimti šį kamuolį. Pataiko iš tritaškio metimo zonos Graikijos 13 numeris Dmitris Demantidis. Maskvos centrinio armijos sporto klubo vyriausias treneris Ettore Messino. Matome dar kartą šio epizodo pakartojimą. Nežinau kodėl, tačiau Rusijos krepšininkai leido šiame epizode netrukdomam atakuoti iš tritaškio metimo zonos Dmitrijų Demantidis. Atėnų klubo sirgalių, aš jau sakiau, kad yra visoje Graikijoje, visose miestuose, tačiau sirgalių priešprieša vieno ir kito klubo yra didžiulė. Panašią priešpriešą mes galime išvelgti ir Lietuvoje, kada Vilniaus Lietuvos Ryto sirgaliai nekelnyje. 3,5 minutės. Maskvos centrinės armijos kaip dabar blokuoja 13 numerio Davido Andersono metimą graiko pakartojimą. Štai, gauna kamuolį Andersonas, 13 numeris. Nupučia kamuolį Dmitris Demantidis. Paskutiniųjų 2 minučių didvyris. Jau, manau, ir pats nepasiekė tikslo ir nespėjo grįžti Graikijos krepšininkai į gynybą. Rusijos žaidėjai be jokios abejonės turėjo tai išnaudoti. Tačiau jau kelintą kartą Davido Andersono veiksmuose pamėsi. Vieną kartą jo metimą blokavo šiandieną varžovai ir dar kartą. Na niekas, turint tokį ūgį Davido Andersonui 2 metų. Davidas Vanderpulas nepataiko 2 iš eilės Rusijos atakos, galimybės pelnyti taškus iš suskubo prie jo prieiti ir pasiunčia tolimą tritaškį metimą. Teisėjai nefiksavo pražangos puolime ir Graikijos krepšininkai atsako tokiu pat tolimų. Jie gali jaustis kur kas laisviau, kam pražanga 2 taškai įskaitami. Ir pražanga gynyboje Teodorui Papalukas. Teodoras nei vieno taško nespėja gynyboje ir puolime taip pat atrodo ne taip efektingai, kaip iš jo tikėjosi sirgaliai. Pataiko Graikijos krepšininkai tritaškį metimą. Lengvai dabar suklaidino amerikietį Graikijos žaidėjas. Kamuolį perėmė Sergejus Panovas. Atakuoja iš tritaškio Graikijos krepšininkai ir pataiko. Tolimas tritaškis metimas, kurio autorius Frankiško valstijų. Pilietis atvykęs rungtyniauti į Rusiją, tačiau šiek tiek netaikliai atakuoja. Atsikovoja kamuolį graikai po nesėkmingo savo metimo komandos draugo. Tartūnas šypsosi. Sužaista trečiajame kėlinyje greitai bus 5 minutės. Koks sunkus metimas. Ir kas keisčiausia, kad jisai taiklus, pasiekė tikslą. Tiesiog be buvo likusios atakų, nesėkmingas rusų metimas ir nespėja grįžti gynybą. 2 Graikijos krepšininkai prieš likusi gynyboje. Sėdasi jisai ant keičiamų žaidėjų salelio, tuo tarpu Graikijos krepšininkai atakuoja iš tritaškio ir pataiko, džiaugiasi savo sėkme. 5 su kamuoliu graikai. Franciskas Alvertis. Ir pataiko Franciskas Alvertis. Priverstinis metimas, nebuvo kada jau ir byti tik tai 2 taškai. Lieka 2 minutės ir 5 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. 2 taškais pirmauja Atėnų Panathinaikos ir niekas nebesustabdė. Taip nežymiai ir gal net lengvai įgyja 5 taškų persvarą, tačiau žinoma, tai yra apgaulingas. Jis leidžia Rusijos žaidėjai aukštą ūgių į savo baudos aikštelę, 2 gynybą, tačiau ir tai jinai neišgelbėjo Rusų nuo 2 dar nelyg ir nepergyvens. Jeigu nebus nei vieno blokuoto metimo, svarbu, kad būtų iškovota pergalė. Atakai lieka 3 sekundės, atakuoja iš kairio krašto ir pataiko. Tolimas tritaškis metimas, kurio autorių sukelti tokį triukšmą, kad Maskvos centrinės armijos sporto klubas pasijustų atvykęs į Pragarą. Atakuoja graikai ir pataiko 2 tritaškį metimą iš eilės. Štai ką reiškia. Mes kalbėjos visai kito lygio krepšinį, mes matome šios dienos rungtynėse, skirtingai negu Siemens arenoje. Laikanti intriga, neleidžianti atgal kvapo, kaip triumfuoja Graikijos sirgaliai. 8-0 laimi graikai šią atkarpą. Savoja graikai. Šiek tiek daugiau negu 3 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Graikai atakuoja iš tritaškio ir būtent tada, kada to labiausiai reikia.
Taškus pelno Jakolakovičius. Minutė 17 sekundžių lieka šiose rungtynėse 4 taškai, kuriuos reiks atsilošti. Graikai stengiasi, kad kamuolys judėtų greitai. Atakai lieka 5 sekundės, 4. Ir nedaug trūko, kad Teodoras Pakalūkas būtų perėmęs kamuolį, skaudžiau nebūna. Pačią paskutinę. Ir vėl graikai galvoja apie tolimus tritaškius metimus, tačiau Maskvos centrinis armijos sporto klubas nieko negali padaryti pakiliai rungtyniaujantiem graikam. 13 numeris Nukalo pasirodo aikštelėje. Sergejus Panovas metė, žiūri, nustebėsi teisėją, pražangos nėra, galima žaisti toliau. Ir Džonas Robertas Holdenas neapsigynė nuo pirmosios atakos čia pat.